Mokymosi labas naujuosiuose. Mokymosi labas skraidinu savo bičiuliui Andriui. Mokymosi labas Andriau. O Labas. ir matomės ir girdimės naujuosiuose. O ir jūs, bičiuliai, pasirūpinkit, kad neiškristų jūsų ausinukai iš ausų, neatsitraukite nuo ekrano, kurie kaip tik dabar įsmeigėte akis išgirdę mūsų balsus, nes šiandien eteryje ausinukuose Mokymo akademijos tinklalaidė Learning Hour su Gintaru Ignatavičiumi ir Andriumi Jarašiūnu. Nesakysiu dar, kad pradeda jau trečiuosius metus. Sausio 31, ta data, tas slengstis, kai mes perlipsim jau į trečiuosius tinklalaidės metus, ogi esame tam, kad skleistume įkvėpimą mokytis. Štai kokia mūsų misija. Kiekvieną kartą susitinkame su kolega intelektualiam pokalbiui, smalsumo pažadinimui tam tikromis įtraukiančiomis aktualiomis temomis, kurias patys savo pasufleruojam, o kai kada pasufleruoja jas mums ir mūsų tinklalaidės klausytojai, ir mūsų tinklalaidės fanai. Taigi mokymosi labas skraidinu ir tiems, kurie su mumis Facebook socialinėme tinkle, live formatu, ir tiems, kurie su mumis net ir atsidarė YouTube platformoje šio mūsų mokymosi pokalbio įrašą. O šiandien mes sprendžiame, ieškome atsakymų tokiam įdomiam egzistenciniam klausimui. Ar žmogui reikalingi tikslai? Ir jei reikalingi, tai kam jie reikalingi? Ir mūsų tokia intriguojanti tema, kaip kokie tai istorijų detektyvai, šiandien paskelbėme temos pavadinimą tikslų įkaitai. Tai Andriau, labas naujuosiuose, gera tave matyt. Sveikas, Gintarai, sveikas. Mes matomės pirmą kartą šiemet. Šiais metais, taip. Aš šiandien, tarp kitko, tik pirma diena oficiali, pirma darbo diena kūrybinė ofise, planuojant, ne tik planuojant, bet ir jau pradėjus šios metus. Tai normalu, po švenčių. Tikrai taip, čia tas metų didžiosios šventės, jos taip, žinai, taip truputėlį įneša savo tokio šarmo. Taip, mėlyjeji, sveiki gyvi žiūrintis ir mūsų besiklausantis. Mes, žinot, kai jau kalba, kokia ta tema galėtų būti pirmoji po naujų metų, tai tikrai iš tų kelių pasirinkimų labai ryškiausiai buvo tokia, kad apie tikslus, apie tą tikslus spąstus, apie tas pasižadėjimus savo, apie iššūkius ten skirtingus, tokius išbandymus savo galimybių. Ne? Vat kas ten tokio vyksta žmoguje, žmogaus galvoje, žmogaus įsivaizdavime, kad tas lemiamas gruodžio 31-osios naktį į sausio 1-12 dūžis, žinai, paleidžia kažkokį tai energetinį užtaisą ir visas pasaulis. Gerai, ne visas pasaulis, didžioji dauguma pasaulio gyventojų, žinai, kažkaip tai ten pradeda mintimis įgyvendinti savo visokius ten iššūkius ir taip toliau. Taip, tai turbūt net čia kas lieptis, mes su Gintaru irgi turbūt kokius nors metus esam tikrai pradėję nuo pasižadėjimų savo. O taip. Tai jeigu kas nors mato, girdi mus, stebi gyvai, tai būtų labai įdomu, kaip pasidalytume savo įspūdžiais, savo pažadais savo tokiais mažais įsipareigojimais prieš save, jeigu tokių turėjot. O gal atvirkščiai turit kokią nors patirtį, kai ten jau nustojate tai daryti ir pasirodo gyvenimas nesustoja, galima gyventi ir kitokių ritmų. Ir gal kokį vieną kitą mitą mes paliesim, ne? Tai Gintarai, galbūt esi su kažkuo susidūręs, kokį nors girdėjęs legendą, kokią nors tokią istoriją, mitai, tai pavadinkim. Vat, kodėl ten tas prisirišimas arba koks ten tas prisirišimas prie naujųjų metų yra? Esi kažką girdėjęs? Su naujaisiais, kaip ten sako, nauji metai, nauji ratai, o nauji ratai. Nauji ratai turbūt ir yra ta metafora, kad kažkas tai naujo. Kad aš būsiu kažkoks kitoks, reiškia, sausio 1 buvo pirmadienis šiemet, taip, tai sekmadienį vakare, sekmadienį visą dieną dar buvau aš, reiškia, vidurnaktis ten, ir tai Pelenės ta istorija, jeigu tu pameni, ne, Pelenė atvažiavo į
vakarėlį, norėjau sakyti, į šventę, į puotą karališką, ne? Iš ten pelės tais važnyčiotojais buvo, Taip. moliūgas, karieta buvo, ten jos suknelė, krupaitės tokios, nu visi kiti reikalai, žinai, tik tai bum, bet iki vidurnakčio, su paskutiniu dūžiu kažkas pasikeičia. Bet man kartais atrodo, kad net yra toksai mitas, jeigu taip galima pasakyti, tokia tendencija tokia labai įdomi, kad sakau, atskaitos taškas. Yra žmonių, kurie prisiriša prie sausio 1, prie naujų metų pradžios, kaip prie atskaitos taško. Tarsi naujas Kad slengstis, kažkas tai toks tokio- peržengiam naują Taip, slengstis. toksai vat simbolis. Tai vėlgi, tai nei gerai, nei blogai. Jeigu tai žmogui įgalina, įkvepia ir jisai geriau nuo to jaučiasi, viskas Bet čia, tvarkoj, Andriau, tinka. bet čia gal labai teisingai, nes pati tikslo formuluotė, jeigu taip žiūrėt pačią tikslo savoką, tai aš taip pasigilinau, net užsirašiau, kad tikslas tai yra tam tikros veiklos pageidaujamo arba siekiamo rezultato numatymas. Tai reiškia metų pabaiga, tas paskutinis dūžis yra tarsi tas metas, kai tiesiog jau nebe numatymas, bet pasižiūrėjimas, refleksija, kaip man pavyko tai, ką dariau visus metus, ir tarsi tas slengstis vėl nusimatau, tikslas tarsi vėl nusimatau iki kito, reiškia kitų metų to paskutinio dūžio tam tikrus rezultatus, kurių siekiu. Tai man tikslas yra lygų rezultatui. Aš taip pragmatiškai labai taip žiūriu, kad tarsi tas rezultato numatymas yra. Aš žinok, sutinku ir daug metų tai taip ir dariau, kad irgi ką pasieki per metus, toks palydėjimas senų metų, bet mes tada pradedam, jeigu laikytis tik tai šito stereotipo, šito šablono, tai jis tada mums gaunasi toks kalendorinis. Taip, tada kalendorinis, nes mes rišamės prie slenkščio, prie kažkokio tai atskaitos taško. Sausis tai nėra pirmas žiemos mėnuo, tai yra antras žiemos mėnuo. Tada kodėl negu nuo gruodžio 1, tai dar, kad jau visas ciklas prasisuktų, mes prisirišam prie kalendoriaus. 12 mėnesių, pirmas metų mėnuo yra sausis ir taip labai įdomus elementas. Darau prielaidą tokią, kad aš ne visą tikslią istoriją žinau, kodėl būtent toks, žinai, tas paskirstimas yra, iš kur tas stereotipas, tas mitas toks ateina, kad senų metų darbus reikia atsisveikinti, į naujus metus jau ateiti kažkaip kitaip, ten tikrai galima daug prietarų rasti visokių, bet tikrai ir daug žmonių gyvena su tokia idėja, kad pažada jau po naujų, nuo sausio 1 ar nuo sausio 5, ten sportuosiu, darysiu tą, 3, 4, 5, o kas trukdė tai pradėti daryti savaitę prieš. Bet čia, Andriau, turbūt ir yra ta mūsų temos razina, kad mes vienaip ar kitaip tampame kažkuria prasme savo tikslų įkaitais. Ir tų pažadų netgi prisidalinam, tik nežinia, nuo kurių metų pradėsim sportuoti, mesim ten žalingus įpročius arba dar kažką. Tai tema plati, tema išties plati, bet jeigu taip leisi, bičiuliui, pradėti nuo tokios vienos apie mitus, ne vieną jų turbūt paliesim, bet nuo vienos tokios minties, kuri man surezonavo. Aš praėjusią savaitę, taip pat turėdamas kažkur akimirką, užklydau į socialinį tinklą LinkedIn ir matau vieno savo bičiulio teisinės paslaugas teikiančios kompanijos bendraįkūrėjo tokia pasidalinta mintį, vizualizuotą, ją nufotografuotą matomai iš knygos, ir autorius, aš net užsirašiau, autorius yra Scottas Adamsas. Aš pasidomėjau, kas tas žmogus, jis yra amerikiečių rašytojas, karikatūristas, kuriantis ten įvairiausius dalykus. Ir man patiko jo mintis, galvoju, čia bus mūsų tinklalaidės toks, kaip čia, kibirkštis diskusijai, arba tam pokalbiai, kelioniai. Skamba jo mintis taip. Pralaimėtojai turi tikslus, nugalėtojai turi sistemas. Scottas Adamsas. Tai dabar teiginys. Sutinkame su šito teiginiu? Ar nugalėtojai turi sistemas, o pralaimėtojai turi tikslus? Tai kur čia yra tas išeities taškas? Mane sustabdė iš tikrųjų ta mintis, aš taip pamaščiau, galvoju, ir taip, ir ne, ir taip. Kategoriškai nesutikčiau, kad tikslų turėjimas tai yra pralaimėjimas. Bet slenkščio tam tikrą prasme turėjimas yra progreso sekimas. Tai va tas metai, ar tai sausis, ar tai vasaris, ar tai kovas, galbūt kažkas tikslus kelia nuo skirtingų datų, tai tas sistemų turėjimas mano galva, tai metai, tai yra sistema 365 dienos tavo gyvenimo, tiksėjimo, širdies plakimo, kažkuriai tai krypčiai, kažkurioj tai kelioniai ėjimo, ar ne, skirtas laiko tarpas.
Ir tai yra tikrai sistema, laikas teka. Mūsų energija, kaip sakoma, keliauja su laiku. O tas tikslo turėjimas, nu tai ne jau pralaimėtojai turi turėti tikslus, ar ne? Mano galva, tikslo turėjimas tai yra krypties turėjimas. Tai va aš taip ir sutinku su tuo teiginiu, ir nesutinku. Tai dėl to ir norėjau taip nuo jo pradėti, tarsi va tokia diskusija iš tokio, nu, visiškai tokio rakurso. Va. Ar tikrai tik pralaimėtojai turi tikslus? Ir ar mes tikrai tampam tada tais tikslų įkaitais? Kaip tu matytum tą teiginį? Bet kokia tezė, bet koks teiginys, jis vis tiek turėjo būti kažkur kontekste tokiam. Ir mes tada turėtume vystyti tos du priešingybės, tikslo turėjimas ir tos sistemos. Bet čia ir yra diskusija, matai, jau du poliai, ar ne, yra va tokie. Gal padarom taip, tada aš vėlgi grįžtu prie tos pozicijos, kad prisirišimas prie kalendoriaus, jis toks yra įdomus. Jo, aš sutinku. Kalendoriniai metai baigėsi, ten galima pasidžiaugti už metus, bet žiūrėk, mokykloje mokslo metai prasideda rugsėjo. Šitas kokios nors tradicijas, kurias turi žmonės, jos irgi nebūtinai sausio 1 prasideda. Taip. Aš nusipirkau knygą, kur parašyta ten, pavadinimas yra ten efektyvus toks ir toks, ten toks efektyvumas 52 savaitės. Tai man dabar ką, laukti sausio mėnesio, kad aš tą knygą pradėčiau skaityti, kad aš 52 savaitės tai daryčiau. Tikrai ne. Aš gimęs esu vasarą, žinai, Liepos mėnesį, tai mano biologinis tas amžius toksai, kalendorius mano asmeninis, mano saulės ratas, Liepos mėnesį prasideda. Tai aš taip, žinok, sakyčiau, kad turbūt atskaitos taškas naujieji metai arba sausio pradžia turbūt labiau tinka, kur vadybiniai visokie procesai yra. Ir vėlgi grįžtu prie to pačio, kaip mokykloje įsivaizduoju, kad mokiniai pasimokė iki gruodžio, iki kalėdų ir staiga virsmas į kitą klasę pereina. Tai keistai kaip atrodytų, nes mokslo metai, akivaizdus toks pasakymas, matymas, ne? Mokslo metai ir kalendoriniai metai jau tie prasideda. Mokslo metai, taip ir vadinasi, pavyzdžiui, 23-24, mokosi dabar kaip studentai, kaip moksleiviai, tai jų mokslo metai 23-24. Krepšinio čempionatas, Lietuvos krepšinio lyga, tas pats sezonas yra 23-24. Tai nėra, nes tada, jeigu mes visi prisirištume tik tai prie kalendoriaus tokio, tai tada viskas prasidėtų sausį. Bet čia, Andriau, galim pažiūrėti, kad kalendorius turi 365 dienas ir galbūt kažkas, va štai kaip rašo Ona, linkėjimai, pažįstų žmonių, jos komentaras, kurie atskaitos taškų renkasi gimtadienį, tai reiškia nuo gimtadienio iki gimtadienio, ką tu ir minėjai, tai reiškia, tai yra sistema 365 dienos ir mes toje sistemoje turim va tokį intervalą, reiškia, tam numatomam rezultatui pamatuoti. Bet pats tikslas, tas troškimas to rezultato, to siekimo, na jis turbūt pririšimas prie sistemos, tai yra progresas, tai yra jo matavimas, ar aš turiu, neturiu, kaip man sekasi, bet paties tikslo turėjimas žmogui, Andriu, ką reiškia? Aš tai čia sutinku, žinau, kad tai yra kryptis, čia tikrai apie kryptį eina kalba, apie tą savęs realizavimą, apie įprasminimą kažkokį, tai žinau, ko aš noriu. Taip, nes mes jau kalbėjom čia kažkurį tai kartą, kad tikslus aš savo įsikeliu, laimę pajaučiu, prasme atrandu. O 3 tokios dedamosios, tai taip, tikslus aš savo keliuosi, tai mano kryptis yra, kad gyvenime pilnatvė tokia būtų. Tai tie žmonės, kurie turi kryptį pagal Scottą Adamsą, yra pralaimėtojai? Žinai, darom šitaip, jeigu tai yra vienintelis arba vienas tikslas ir tavo gyvenimas baigėsi, tai greičiausiai taip, nes tada viskas sustoja. O kadangi mes spiraliai viršų einam, tai greičiausiai tai yra labiau panašu, kad tai yra sistema, nes kiekvienais metais mes vyresni, protingesni, išmintingesni, sąmoningesni ir, žinai, daug dalykų darom kitaip, bent jau kažkiek tai dalykų tikrai darom kitaip, negu darėm tai pernai. Taip, vis tiek vystymas yra, augimas yra, neįmanoma, kad nebūtų tai savaime suprantama sistema. Taip. Kad tai sisteminis momentas.
Tas įdomus tas išreiškimas, norėčiau daugiau, žinai, pačiupinėti tą Žinai, autorių. mano dėmesį sustabdė, tai va aš irgi dalinuosi tuo smalsumu, kuris mane užkabino ir galbūt mūsų klausytojus, kurie kartu su mumis taipogi įtraukia į diskusiją. Na, nėra vienos tiesos, ar ne, yra skirtingos patirtys, yra skirtingi atradimai, skirtingos istorijos. Aš pats, pavyzdžiui, turiu daugybę istorijų, kaip gyvenau su tikslais, gyvenau be tikslų, tapau tikslų sąrašo įkaitų, kaip versle darėm eksperimentą, gyvenom be tikslų ir tas istorijas net publikuoju, pasakoju Mokymo akademijos interneto svetainėje. Yra tokia istorija tikslų paradoksas, kaip 2 metus Mokymo akademija gyveno be tikslų ir kardinaliai skirtingus rezultatus pasiekėm. Tiesiog paėmiau kaip mūsų Mokymo akademijos praktinį atvejį. Tai čia verslas. Bet grįžtų prie asmeninių dalykų. 18 metų sąrašą turiu tikslų. Vat kaip dabar, 16 tikslų savo susirašęs buvau. Metų pradžia, 16 tikslų, Paulo Coelho mintis, galimybė įgyvendinti svajonę. Štai kas gyvenimą daro įdomu, taip kaip šiandien tu gražiai pradėjai nuo pelenės istorijos. Ir 16 tikslų, aš tapau šito sąrašo įkaitų, aš pradėjau žaisti su tuo sąrašu, aš pradėjau kaitalioti datas, slankiot, kad čia nepasiekiau, jau deadline'as praėjo, biškai paslenku, galvoju, Dieve, išmest iš sąrašo tikslo nelabai turbūt atsakinga, nes tarsi planavau, nes jeigu išmesčiau, vadinasi, aš kažkoks toks pasiduodantis ir taip užsižaidžiau su tuo sąrašu, kad tiesiog jame, pasiklydau. Tada žiūrėk, imam tą pasakymą, kad pralaimėtojai kelia savo tikslus, o laimėtojai tai kūrė sistemas, tada darom šitaip, kad tas tikslų sąrašas, hipotetiškai, kad tas tikslų sąrašas jisai būtų ne kaip tikslų sąrašas, kaip sistema. Ko jam reikėtų? Jeigu dabar taip peržiūrėti, taip retrospektyviai prisiminimų, taip keliauti. Čia yra istorija apie nepasiektus tikslus. Jeigu kalbėti apie tikslų skaičių, man labai smalsu mūsų dalyvių, kurie kartu su mumis stebi mūsų pokalbį, keliauja kartu mūsų pokalbėje, mokymosi pokalbėje. Aš kviečiu pasidalinti, kiek tikslų savo išsikėlėte 24 metams. Tiesiog parašykit skaičių komentaruose. Tie, kurie su mumis, parašykit skaičių, kiek tikslų savo užsirašėte, kiek išsikėlėte ir užsirašėte 24 metams. Ir Andriau, tavęs taip pat norėsiu paskui paklausti, kiek tu tikslų turi, pavyzdžiui, irgi labai smalsu. Tai grįžtant prie sąrašo, tai vėliau atsakysi, neskubėk. Aš link kur suku, aš darau prielaidą, kad man aišku darosi, ko tas turėjau omeny, kai sakė, kad sistema turi būti. Tai, dabar klausimas, nes tavo geras labai pavyzdys. Tu sakai, aš turėjau sąrašą, tada stūdžiau, greičiau, lėčiau, ten gal atidėt, bet ir neatidėt. Reali patirtis, Andriau, reali patirtis, prisipažįstu, klydau, bet iš to nebegėda kalbėti ir taip tai buvo. Tai man parodyk tą, kuris taip nėra gyvenęs, kuris taip negyvena. Čia aš net nebejoju, kad mes kiekvienas lipom ant tokio grėblio, klausimas kelintą kartą ir ką su to padarom, žinai. Tai jeigu taip, ne apie tave dabar tarkim, bet yra toksai scenarius. Buvo 16 tikslų pas žmogų, žinai, ir buvo tikslai. Anot to autoriaus, žinai, jeigu tai būtų sistema, būtų kitaip. Taip. Ko reikia, kaip tau atrodo, ko reikia, kad tas sąrašas taptų sistema? Kad šitas sąrašas taptų sistema... Iš sąrašo, kad taptų, nes dabar tikslų sąrašas... Žiūrėk, pirmas dalykas, ką aš patyriau, ką aš pajaučiau. Va čia 18 metai, istorija, 16 tikslų. Iš jų beje, aš dar visai neblogą rezultatą pasiekiau. Aš iš jų 3 įgyvendinau. Kai tuo tarpu vadyba sako, jeigu tu esi išsikėlęs tikslų, man smalsu kiek, kolegos jau rašo, mūsų klausytojai, mūsų fanai rašo, 10 tikslų. Buvo 17, 23, liko 10. Tarūnas rašo 8. Dar pasidalinkit, kas su mumis. Tai sistema turi atsirasti prioritetizavimas. Jeigu yra sąrašas, aš jau tapau tikslų įkaitų, nes sąraše aš turiu dėliotis prioritetus. Kuris tikslas man yra svarbiau, nes tarsi atrodo timeline'ą paėmiau metus, išdėsčiau tuos darbus, išdėsčiau tuos žingsnius ir automatiškai aš juose pasiklydau. Man pirma mintis atėjo,
o tai kas čia už ką svarbiau, Dieve, o tai kas man duos laimės laipsnį didesnį, o kas man leis nusiraminti, kas stresą sumažins, kai aš pasieksiu. Ir aš supratau, kad reikia prioritetų. Ir tokiu atveju, kai į mano rankas pateko tokia įdomi knyga, 4 vykdymo disciplinos, 3 autorių, Covey, Hollingas ir McChesney's parašė knygą 4 vykdymo disciplinos, aš suvokiau, kad tikslų reikia sistemą sudaryti mažinant juos. Tai reiškia, gyvenimas visada bus kaip rutina, kaip sūkurys, jis visada mus bus įtraukęs. Bet kad kryptį turėtum, tau nereikia 15 laikrodžių, tau reikia vieno kompaso, kad būtų aišku, kuria kryptimi eiti. Ir man taip patiko toje knygoje formuluoti net patys svarbiausi gyvenimo tikslai. Ir čia autoriai yra atlikę tyrimą, kad tikslų skaičius gyvenime turėtų būti pas žmogų tiek versle, tiek gyvenime nuo 2 iki 3. Nes tokiu atveju tikimybė yra 100% pasiekti juos, 2-3. Jeigu tikslų skaičius tarp 40, įgyvendinimas yra 1-2. Jeigu tikslų skaičius tarp 11 ir 20, įgyvendinimas yra 0. Tai aš su savo 16 padariau 3. Tai dar čia neblogai visai pasiekiau, bet aš pasiklydau ir tapau savo tikslų įkaitų. Ir ko gero ir ta tema, ne šiaip sau sukrito iš praktikos. Tai sistema tokia, kad prioritetai yra tas, kas svarbiausia. Ir tada tikslas, jisai iš karto kitą formuluotę turi. Aš čia prisirašiau krūvą uždavinių, kurie nėra net tikslo formuluotės verti, nors literaliai aš juos visus suformulavau pagal SMART taisyklę. SMART taisyklė, kurią taikiau tikslams. Pasirodo, ir ta neveikia tikslams, jinai skirta užduotims, kitaip tariant, trumpalaikiams tikslams. Tikslai turi būti suformuoti visai kitaip. Ir šitoj vietoj mano atradimas tos sistemos, kad turiu 2-3 tikslus maksimum. Ir šiemet 24 metams dėja tik 3. Ir visi aiškiai suformuluoti, net vizualus turiu, nusipiešęs 3 paveikslėlius, aš net pradėjau vizualizuoti, nebedarau tikslų sąrašo, neberašau nei vieno tikslų sąrašo, nes nebeveikia man jisai, pradėjau vizualizuoti tikslus ir turiu dabar tokį vizualą, turiu knygą, tai yra antrąją savo knygą, kuri šiais metais dienos šviesą išvysta, turiu kostiumą, kuris šiais metais dienos šviesą išvysta ir turiu rytojaus laikraštį, kuris irgi šiais metais dienos šviesą išvysta. Tai 3 tikslai ir 3 paveikslėliai. Tai aš pradėjau vizualizuoti savo svajones. Aha, gerai. Tai man jau apie knygą mano aišku. Sistema, čia sistema. Ok, tai kostiumas tik siūt mokaisi? Ne. Savo legendai atėjo laikas. Ta knyga, kurią parašiau praėjusiais metais, man leidžia išdrįsti, mane padrąsino pagaliau kalbėti drąsiau apie save ir galų gale į dienos šviesą išleis savo legendą. Ir ta legenda yra susijusi su kostiumu. Va, tai yra vizualizacija. Tai grįžtant, Andriau, atsakant į tavo klausimą, sistema atsirado prioritetai. Prioritetai atėjo link to, kad tai yra patys svarbiausi mano gyvenimo tikslai, kas man teiks didžiausią laimę juos pasiekus, nes vis tiek vienoks ar kitoks rezultatas. Ir kaip sakoma, svajonė. Ir tapo ta sistema, reiškia, vizualizacija, paveikslėliai, man labai aišku, ir tada visos kitos veiklos, man labai lengva priiminėti sprendimus. Ar pakeliu į mano tikslą, ar nepakeliu į mano tikslą, ar pakeliu į mano tikslą, ar nepakeliu į mano tikslą. Sumažėjo streso lygis, aiški kryptis, ką aš darau ir kiek laiko skiriu. Aišku, šitie tikslai, kurie paveikslėliais išreikšti, tai dar ne viskas, yra dar progresas. Reiškia, jeigu aš knygą parašyti turiu, tai aš per savaitę turiu parašyti bent 1-2 istorijas. Jeigu vieną rašau, tai aš tiksle, jeigu 2 rašau, tai aš greičiau parašysiu. Tai reiškia, aš turiu datą, iki kada mano rankraštis išeina. Tai yra sistema, va tas tikslas, svajonė, vizualizacija, data jai svajoniai ir tada sistema, ką aš darau, toj kiekvieną dieną, va tam kalendoriui, reiškia, praeis sausis, kur aš esu, praeis vasaris, kur aš esu, praeis kovas, kur aš esu. Tai iš 16 tikslų sąrašo išėjau į maksimum 3 tikslus. Okay. O kiek bičiulių tu šiais metais savo išsikėlei tikslų? Tai nei vieno. Palauk. Taip.
Negi, aš turiu... Gyvensi be tikslų? O aš pasakysiu kitaip. Tai reiškia, aš kadangi pernai dar turėjau tokį sąrašą savo profesiniams tiems reikalams, NLP ir hipnozės praktikos grupėje, ir pas mane ten surašyta, ten netgi tvarkaraštis pas mane sudėliotas buvo. Ir koks yra, kai yra tvarkaraštis, kalendorius, kai yra taip užpildytas, kad atrodo ant popieriaus viskas labai lengvai, kaip mes sakydavom, kai kažkada bėgdavau maratoną, bėgiodavau taip tokius ilgus atstumus, kilometrai ant popieriaus labai lengvai rašosi. Taip. Kad padaryti, kad tos motyvacijos, energijos ir jėgos būtų, žinai, nubėgti tą treniruotę, nueiti tą treniruotę, nubėgti ilgą tą bėgimą, pasiruošti, išlaikyti visą tą pasiruošimo procesą, tai tenais, taigi nebėgi 5 maratonų per metus, ten, jeigu mėgėjas esi, vieną bėgi greičiausiai, tą, kuriam ruošiesi. Tai va sistema, tai ir yra tas visas procesas, pavadinkim taip. Bent jau aš taip žiūriu, žinai, tas suvokimą, kas tai yra sistema, ir kai yra sąrašas, tai dalykų, čia vėlgi tik mano nuomonė, ir aš pats tą esu praėjęs ir ne kartą, kai yra sąrašas dalykų, ir aš tai vadinu, žinai, kaip tikslais, tai gali būti gal kokios užduotys, tai gali būti pasikartojantis šiokie veiksmai, elementai, bet sąrašas, jeigu jis tarpusavį neturi tokio persipynimo, tai reiškia, jeigu vienas kitoje nepapildo, tai galimai jie vienas iš kito atiminėja dėmesį. Taip. Ir ten gali būti, kad ir 7 punktai, gal ir 10 punktų gali būti, jeigu jie vienas kito nepapildo, vienas kitam nepadeda, nėra klijų tarp jų, tai greičiausiai vieną darai, tarsi turi sustoti, atsisukti, žinai, kitą veiklą, padaryti, tačiau užsimiršo jau. Tai aš daugiau žiūriu į tai, kad nebūti tuo tikslų įkaitu. Tai daugiau, bent jau dabar, šiems metams, aš sakau, aš turiu taip organizuoti savo gyvenimo būdą. Man sistema, jeigu kabintis už to išsireiškimo, už tos tezės, kuri nuskambėjo, pamiršau jau tą autorių, jeigu apie sistemą, tai tada yra gyvenimo būdas. Ir aš čia 2 tokius momentukus turiu. Taip pasidėlioti, tai nėra, kad tobulai tai darau, bet manau, kad man po truputį tai gaunasi. Legenda, žinai, kad samurajus neturi tikslo, samurajus turi savo kelią. Kaip tu sakai, prioritetai arba kryptis. Taip. Ir jeigu tai kažkokia tai veikla, kuri pasimaišė aplinkui, jeigu, žinai, atitinka mano kelią, aš pasirašau. Jeigu netitinka, tai aš tada drąsiai ir sakau, žinai, čia ne pagal mano pasirinkimą, man tas netinka. Toks lankstumas vidinis yra, ne? Prašau, žiūrėk, Skoto Adamso minties performulavimas labai gražiai gavosi. Samurajus turi kelią, ar ne? Samurajus neturi tikslo, jis turi kelią. O norint nueiti kelią, bet čia labai gražiai skamba, Andriaus, super. Aš čia irgi esu radęs, čia, aš pats sugalvojau, žinai, čia tokia kaip idėja tikrai čia rastas variantas. O kitas punktas, aš dabar bijau sumeluoti dėl autorystės tiksliai, bet visko gali būti, kad tai bus prie paradoksalių pokyčių teorijos Beiserio greičiausiai aš pas jį šitą suradęs užuominą, o paskui jau iš to paimta buvo, nes ten buvo bičas, mūsų tinklalaidėse turbūt dažniausiai mano minimas žmogus, tai yra paradoksalios pokyčių teorijos, autorius, pavadinkim taip, Arnoldas Beiseris. Jis buvo visiškai gyvenimės viskas tikslais buvo. Jis buvo fantastiškas sportininkas, tinklininkas, tenisininkas, žinai, ten mokytis, baigė medicinos, tai įvadinį ten kursą. Buvo pasiruošęs į kariuomenę stoti, žinai, poliomelitas. Ir viskas, labanaktis. Ir tikslų sąrašas nepadėjo. Nepadėjo. Reikėjo adaptuotis ir tapti kažkuo tai, žinai, kad galėtum gyventi. Ir adaptuotis, gyventi, jausti tą laimę, pasitenkinimą, prasmę ir taip toliau. Ir, man rodos, jis yra pirmas šaltinis, aš tikrai galiu klysti, bet tarkim, kad aš ten kaip pirminiam šaltinyje suradęs tą principą būti, daryti, turėti. Kokiu aš turiu būti arba kokį aš save turiu priimti. Tada ką aš turiu daryti, save priėmęs, ką aš turiu veikti, arba kokia ta mano veikla, kokie tie mano veiksmai, kad aš turėčiau tai, ko aš noriu. Tai kalbos nėra, kad eina apie kryptį, apie kažkokį tai pasirinkimą,
matau aš tą pasirinkimą, matau tą kryptį, kokiu aš turiu būti, kaip organizuoti savo gyvenimą, ką turiu daryti, kad aš tai Mhm. pasiekčiau. Mhm. Nu, va, Mhm. visas momentas. Ir atskaitos taškas yra šiandien diena, tai šiandien aš save priimu, aš su savimi esu ok, santykiai su savim aš ok, žiūriu į veidrodį ir sakau, aš ok ir ne ok, pats savo. Jeigu aš savo turiu pretenzijų, tai, tai stop sekundę. Apie ką tos pretenzijos? Žinai? Jeigu aš iš savęs reikalauju daugiau negu reikia, tai, žinai, muštras toks yra. Ta padaryk, tą padaryk, tą padaryk, tą padaryk. Čia kaip spaudžiamas spiruoklis. Muštras taip yra. Arba atvirkščiai, tempiama spiruoklė. Kažkada ta įtampa trūks ir arba spiruoklė iššaus, arba susitrenk, žinai. Nu, vat Čia idėja labai būtų gražią, tokia. Andriau, ačiū tau už pasidalintą labai gražią formulę, kas klausytojams, mano galva, irgi atvers mintis paieškoti savosios krypties ar ne kažkokio tai, nežinau, metaforos, kažkokio va tokio sudėjimo į kažkokius tai 1, 2, 3 žingsnius, kad netapti tuo tikslų įkaitų. Sąrašas neveikia. Aš iš savo praktikos tiek versle būdamas, tiek pats kaip žmogus savo gyvenimą vesdamas, suvokiau 3 priežastis, kurios trukdo žmonėms pasiekti tikslų. Tai pirma priežastis - tikslų skaičius. Kai tu konkuruoji su tikslais ir nebežinai, žaidi žaidimą, nebežinai, kur tu nori būti, kokiu tu nori būti, ar ne, tu pameti tada energiją, išsitaško energija. Antra, tai yra tikslų formuluotės, pats formulavimas, kaip antai SMART taisyklė, jinai netinka tikslams, jinai tinka tik tai užduotims formuluoti, tikslams formuluoti yra kitos formuluotės, arba vizualizacijos, kas mane labai įkvėpia, tada labai aišku, tiesiog pats minčių srautas nukreiptas. Ir progreso autopilotas, tas daryti, kad turėtum. Turėti tai jau sukris, jau tai yra veiklos rezultatas. Reiškia, būti daryti yra 2 esminės tavo dedamosios, kad tu turėtum tą, apie ką tu planuoji arba svajoji, ar ne? Tai va tokios 3 priežastys, kurias iš praktikos atsinešiau iki šiol, kurios trukdo žmonėms pasiekti tikslų. Tai tikslų skaičius, tikslo formuluotė ir tas progreso toks vadinamas autopilotas, kitaip tariant, tie maži žingsneliai. Reiškia, kad nubėgtum maratoną, tu ruošiesi mažais žingsneliais turbūt, ar ne, tam maratono nubėgimui. Kiek per dieną, reiškia, po kažkiek įveikti kilometrų, kad jau sakytum, aš esu pasiruošęs. Kas įdomiausia, bent jau tiek, kiek aš ruošdavus maratonui, tai maratoną, tai 42 km, 195 metrus mes bėgdom vieną kartą. Tai nereikia nubėgti daug maratonų. Ten yra maži, tai yra sistema treniruočių, maži žingsniai, kiekviena diena turi savo kilometražą, kiekviena treniruotė turi savo tikslą. Būtent kalbu apie tai. Tai sistema vis tiek daugiau apie procesą eina. Kalba ir žinai, kada sąrašas yra gintarai gerai, man atrodo, kai sąrašas yra kaip aš einu į žygį su tavimi, mes einam į žygį, reiškia, susitarėm, 3 dienų žygis, ką reikia pasiimti. Va tada sąrašas tai yra stebuklingas dalykas. Simti tą. Žinai, toks daiktai. Tai čia bus priemonės, kurios prie tos sistemos mums bus reikalingos, ar ne? Natūralu, tada čeklistas, tada sąrašas, tada čeklistas. Taip, labai geras terminas užsienio kalba, anglų kalba, čeklistas, taip susidėjau. Tikrinti kažkokį dalyką, kaip mes išpildėm kažkokius tai tenais ir, nežinau, procesą kažkokį turėjom pasiekti, tokius duomenis. Yra, nėra, kad aš galėčiau tokį, žinai, lankstumą tokį. Super. Žiūrėkit, atrodo, Andriau, tokia paprasta tema, bet jinai tokia ir plati tuo pačiu, bet turim ir klausimų mūsų klausytojų, kurie kartu su mumis. Čia turim ir komentarų, kiek gražių. Snieguolė komentuoja, labas Snieguolė, naujosiuose pažįstų žmonių, kurie atskaitos taškų renkasi kada nors. Tai čia tas klasikinis. Labai geras momentas, bet aš įsivaizduoju, nėra įtampos. Kada nors įsipareigoja, aš tai džiaugiuosi, iš tikrųjų, Snieguolė linkėjimai, 2-5. Jeigu žmogus savo kada nors tai padarysiu, jis savo nemeluoja, jis nesako, aš privalau. Tu įsivaizduoji, kaip gerai. Tavęs nespaudžia, ar ne? Kada nors prie to prieisiu, aš turiu tokių knygų gintarai, kurios pas mane lentynoje, turiu tokią lentyną iš visų knygų, viena lentyna yra tokia, kur yra knygos ir aš žinau, kad ne dabar. Ten yra beprotiškai įdomus dalykai, bet ne dabar.
Man dabar aš tam... ar bus tas kada nors? Tai bus matyti, ar ne? Čia geras tavo klausimas, nes ten laiko nėra uždėta. Bet tikrai, aš esu įdėjęs, sakau, aš žinau apie ką, aš atsiverčiau, perskaičiau vieną skyrių, man to užteko, labai daug knygų yra, 2-3 skyrius perskaitytų, nes aš čia dėl to tam ir pirkau tą knygą. Tai vat kada nors, tai reiškia, įbeitam. O, prašau. Ir tai yra geriau, negu privalau. Taip, nes iš 16, kai spaudi, tada blogai jautiesi. Tai jau geriau tikrai turėti savo kompasą ir tada prie kompaso kada nors ir prie šitiems darbams ateis rankos, ar ne? Labai ačiū, Andriu, kad pakomentavai. Taip, Snieguolė sako, reikia multitaskint, kad tikslų Gintarai, kas ten su multitaskinimu? Čia labai geras klausimas. Žingsnis daryti paraleliai, multitaskinti, jo. Padarom taip, reiškia, niekam tik nesakykit, aš galiu klysti, gal tai nebus 100% tiesa, bet... Andriu, išjungia mikrofoną. Mokslininkai, žinai, ten to neuromokslininkai, pamiršau, kaip jie tiksliai ten vadinasi, anot jų, kiek teko girdėti, klausyti, skaityti, domėtis, multitaskinimas yra biški mitas, šiek tiek mitas, dėl paprastos priežasties. Kai tu darai vieną darbą, tai tu dėmesį sutelkęs ir tavo smegenys sutelktos į to darbo atlikimą. Ir tuo pat metu darimas kito darbo, taip, tai reiškia, čia pauzė pakimba vienaip arba kitaip, tavo dėmesys čia nėra, jis nukeliauja į kitą darbą, tu kažką padarai. Tai kai mamos ir televizoriaus klauso, žiūri radiją ir su draugė kalba ir sriubą verda ir taip toliau, kokybė arba efektyvumas, pavadinkim taip, jis nėra toks, kaip žmonės įsivaizduoja toli gražu, o smegenų nuovargis, apkrovimas ir alinimas yra beprotiškas. Čia jau mokslas apie tai kalba, greičiausiai mokslininkai vyrai. Tie, kurie nemultitaskina tiek darbų vienu metu. Bet man patiko, tyrimas labai paprastas, tiesiog stebėjo, žinai, kurios smegenų dalis įsielektrina, pavadinkim taip, impulsus duoda, žmogus, kai keitė darbus, keitė veiklas, įsijunginėjo kitos smegenų dalis, tai prieš tai veikusi smegenų dalis tiesiog įsėdavus, pavadinkim. Bet čia labai svarbu, čia yra netgi mano tokia siekiamybė, kad ir tikslus pasiekti, ir dar energijos gyventi turėti. Tai reiškia, kad, krypti, imam krypti. Kad būtų paprasčiau. Tai multitaskinimas toks triki reikalas. Bet žmonėms, jeigu patinka, jie tegu su savo gyvenimais eksperimentuoja. Vienareikšmiškai. Šarūnas labinasi su mumis, rašo su šypsena, pardavėja žaliu kostiumu. Taip, vienas iš tų vizualų, taip, yra kostiumas ir šiais metais pirmosius žingsnius žengs šita legenda, nes pardavėjas žaliu kostiumu dėja šiandien yra be kostiumo. Kostiumas, kai kas žinote tikrąją istoriją, jis yra pavogtas. Tai ieškau Kriaučiaus, kuris padės atgimti legendai, nes dėja pardavėjas yra be kostiumo. Neradau dar iki šiol to pavogto kostiumo. Keliaujam toliau, komentarai. Ona klausia, reiškia, kad tikslai turi derėti tarpusavyje, Andriau, va čia reflektuoja į mūsų mintį. Greičiausiai į tą vietą, kai apie tai kalbėjau, ne kad jeigu tai yra sąrašas, tai yra vienaip, jeigu tai vienas kitą papildantis dalykai, tai yra truputėlį kitaip, jeigu taip galima pasakyti, tikslai turi, rekomenduojama, kad tikslai derėtų tarpusavy, turbūt būtų teisingesnis variantas, tiesiog lengviau. Žinai, tuo metu ir, pabandykim nederančio tikslo pavyzdį pasakyti. Ir aš žinau, kad taip yra buvę, su to susidūręs ir lieknėja žmogus, sportų sveikai gyvent bando ir, žinai, aktyvų gyvenimo būdą, vakarėliai, tūsai, fiestos, nemigo naktis ir taip toliau. Nedėra tie tikslai, organizmas jis padarys galbūt tą rezultatą, pavadinkim taip, jūs gal jį išspausit, bet tai bus trumpalaikis rezultatas, efektas bus, niekas negali ginčytis, tikrai tokiu atveju yra, bet sveikatos tai neprideda. Žinai, tu arba darai vieną, arba darai kitą, arba jie yra viens kitą palydintis. Čia tas pats, kas lavinti jėgą ir greitumą tuo pat metu. Tai yra visiškai skirtingos fizinės savybės. Visiškai. Jos turi palydėti vieną kitą.
kaip Va, gerai čia aš būt baigus sporto universitetą. tikrai, bet iš karto, kiek daug sporto pavyzdžių, ar ne, bet čia labai tokia aktuali ir tema, daug kas sausio mėnesį eina sportuoti sporto klubus ir sako, sportuoja ten iki vasario ir po to laukia kitų metų, kada vėl sausio mėnesį sportuoti. Čia taip juokauja kai kurie sporto treneriai. Taip ir yra, aš netgi, kiek pamenu, ten tokių istorijų ir legendų, žinai, tai abonementus dovanodavo vienas kitam. Taip. O dar prie Onos klausimo, iš savo patirties galiu pridėti, prie Andriaus minties, kad derėjimas pakeliui, aš naudoju tokią metaforą pakeliui, tai reiškia, kada turiu tikslą tą vizualizuotą ir labai aišku, tai derėjimas reiškia užduočių yra, ar užduotis yra pakeliui, ar užduotis nėra pakeliui. Tai aš pagal tai tą tikslų ir užduočių derinimą dėlioju, nes tikslas yra iki kada nuo X iki Y, jeigu taip tokią formuluotę naudoju ir man jinai labai patinka, reiškia, svajonė reikia duoti datą, nes tik tada jinai tampa tikslu, jeigu svajonė be datos, jinai ir tik lieka svajonė. Tai iki kada, nuo X iki Y, tai yra ta vadinama tikslo formuluotė, o toliau jau yra smart užduotis, reiškia užduotis, kurios ir dera su tuo tikslu, tai va derėjimą aš čia iš savo patirties derinu taip, pakeliui tikslui ar ne pakeliui, pakeliui tam PST, kaip sako, pačiam svarbiausiam tikslui ar ne pakeliui, tai va čia tas, gal tai nėra tiesiog įderėjimas, bet tiesiog derinimas, reiškia, sprendimų priėmimas, taip vyksta. Andriau, dar vieną klausimą turiu ir čia dar vieną savo mėgstamą autorių, kadangi aš nesu sporto medicinos universiteto baigęs. Čia tokio ir nėra dar Lietuvoje, bet tu naujas gal. Bet okei, važiam toliau. Kūno kultūros, koks ten tas institutas ar ne, ir panašiai universitetas, kas ten VDU ar ne. Tai Einšteino mintį, aš kaip fizikas radau Einšteino mintį, kuri mane įkvėpė. Ir tuo pačiu irgi sustabdė dėmesį pagalvot, pamastyti. Tai leis pasidalinti su tavim ir čia bus toks tinklalaidės mūsų šios dienos temos, galbūt ir apibendrinimas vienaip ar kitaip. Einšteinas yra pasakęs tokią mintį, jei nori turėti laimingą gyvenimą, susiek jį su tikslais, o ne su žmonėmis ar daiktais. Kaip tau patinka ši protingo genijaus mintis? Susiek jį su tikslais, o ne su žmonėmis ar daiktais. Aš stabtelėjau. Anksčiau galvodavau, kad vis tik žmonės prioritize people over tasks, ar ne? Kad prioritetizuok žmonės prieš tikslus. Man teko lipti šitas lenksti labai skausmingai savo karjeroje, kada aš buvau toks užduočių žmogus, toks tikslų kareivėlis ir toks, kaip sakoma, nematydavau kartais žmonių, o tiesiog būdavo padaryti užduotis, kalbu apie karjerą, ne savo versle. Vėliau supratau, kad reikia žmonės matyti, nes jie padeda pasiekti tau kartu su komanda, jeigu esi, tarkim, pardavimų vadovas, kaip antai Šarūnas su mumis, kad su žmonėmis tu sieki. Ir čia dabar autorius sako, nori laimingo gyvenimo, siek jį su tikslais. Tai reiškia, siek jį su kryptimi, Andriau, ar ne? Jeigu taip pat tą pamastymą šios dienos ant stalo. Vėlgi klausimas, reikėtų imti, man taip atrodo, reikėtų imti originalo kalbą išsireiškimą. Už tai, kad vertimas lietuvių kalbas gali būti nebūtinai tikslus, kaip nuskambėjo, žinai, goals ten žodis yra, aims yra, tasks ar kažkoks tai kitoks. Tai čia jau tas diferencijavimas atsiranda. Nes aš įtariu, kad tiesiog išsireiškime ten galėjo būti toks nuspalvotas kažkoks išsireiškimas. Dabar prie daiktų taip, prie žmonių taip, prie tikslų. O kas labiausiai priklauso iš tų trijų dalykų žmogui? Jo tikslai, kiti žmonės. Čia laimės sąlyga, jo, bet čia laimės sąlyga, žinai, prie ko prisirišti, kad būtų laimė. Tai kas žmogui labiausiai priklauso? Daiktai, ar žmonės, ar jo tikslai? Tai vienareikšmiškai iš tų trijų pasirinkimų tai eina kalba apie tikslus, taip, apie pasirinkimus, vadinkim taip. Taip. Žmonės šiandien yra, rytoj nėra, šiandien šypsosi, rytoj pyksta, daiktai šiandien veikia, rytoj sugedo, ten kažkoks toks arba paseno, arba nenaudojami. O mano tikslai, arba mano pasirinkimai, aš
vat nežinau, ar žodis tiksliai man labai patiktų, bet tebūnie, nekvestionuosiu, nes, sakau, čia nežinau, koks ten tiksliai terminas angliškas yra panaudotas. Bet man čia, žinai, ne esmė, čia detalė, žinai, kaip sakoma, bet sulyginimas koks, reiškia, ar tikslai, ar užduotis, reiškia, kad siek su jais, ne su žmonėmis. Va šita vieta man toks buvo, toks triggeris. Tai gerai, tai aš tai reaguoju į labai paprastą momentą. Iš šitų trijų pasirinkimų, kas labiausiai yra tavo, own, mano, my arba own, jo, mano, my own life, jo, jeigu taip angliškai. Nesu pats geriausias anglistas, tai žinai. Tai čia ir mano tikslai, žinai. My ownership of my life. Nu, bet kažkas čia tebūnie savininkiškumas, nes nei žmogus nėra, tuo labiau, kad aš pritarčiau šitai idėjai dar ir dėl to, kad kas gyvenime beatsitiktų, mano tie pasirinkimai, pavadinkim juos tikslai, tai gali būti tokia kelrodė žvaigždė, kuri mane ištrauks iš bet kokios situacijos. Tik tai dėl to, kad aš matysiu vardan ko, aš galėsiu sutikti arba rasti bendrą kalbą su žmonėm, kurie mane palaikys. Tik tai dėl to, kad aš matysiu vardan ko, aš mokėsiu, žinai, tenais paprašyti vieno arba kito daikto, arba pasinaudoti kažkokiu tai daiktu, arba išmoksiu kažkokio tai naujo technologinio momento, žinai, nes sužinosiu vardan ko. Nu, tai daryčiau tokią prielaidą. Labiau pritarčiau per tą kampą. Čia kaip samurajus eina kelią, tame kelyje jis sutiks turbūt, nes kelias vis tiek yra kryptis, tai turbūt tikslai tie kryptį užduodantis, ar ne, kam žmogui reikalingi tikslai, tai mes turbūt einam link to, kad kryptį turėtume. Tai, o tada, kai tu eini tą kelią, kas jau yra sistema, čia jau kiek nori ten rašykis lentelių, Excelių, skaičiuokis, kiek tu ten arti to tikslo ir taip toliau, šiek tiek žudantis reikalas, bet aišku, progresą matuoti kažkaip pasižiūrėti bent jau, kur esu reikia, nu vis tiek vienokia ar kitokia sistema savo lengva, paprasta susikurti reikia, bet tuomet tame kelyje turbūt, Andriau, ateis ir tie žmonės, tie tinkami žmonės ir tada ir kas, ir turėti atsiras ir tas kapitalas, ar daiktais, ar žmonėmis, ar dar kažkuo kitu, ar ne, kaip pavyzdys. Tai reiškia, kai tu turėsi kelią, žinai savo filosofiją vardan ko, aš esu tam, kad, ar ne, tada darau tai, kas mano yra gyvenimą praturtinanti veikla, ar ne, praturtinantis kelias, ir tada jie ateis turbūt tie tinkami žmonės. Tai man tokios mintis labai patinka, čia juokiasi Snieguolė, nesigreitinkit su genijais, jie ne į prioritetus tikrai deda, bet pačios mintis tiesiog, kurios pakviečia pamastyti, va tiesiog staptelti ir pamastyti, aha, o tai gerai, o tai kaip... Gerai, žinai, tada toks yra momentas, kas tokį šausiu, o dabar tokių kampų užeisiu. Tarkime, kad Einšteino šita mintis labai gerai tiko tada, kai jis gyveno. Nu, tarkim. Va, laikotarpis, kontekstas. Čia dabar mes pažiūrim taip, kad kaip... Kaip ten sako, šiuolaikiniam 21 amžiui, kai dirbtinis intelektas mums tikslus kuria. Vos pasisuko nors kažkiek tai, žinai, apšvietimo tas spindulys, kažkiek nors pasisuko. Reiškia, atsiranda naujas elementas kažkoks. Tai mes nesakom, kad tai yra blogai. Kaip ir bet kuri filosofinė kryptis, jinai neneigia, kad visiškai kraštutinai blogai yra ten, kur jau, sako, ten faina, mes taip dabar žiūrim, bet taip dabar žiūrim. Ar kaip tik, matai, man lengva taip kalbėti, aš tai, kad kaip tik skaitau apie santykį psichoterapijos ir socialinio konteksto. Kaip su skirtinga karta, jeigu taip galima pasakyti, su visuomeniai vykstančiais pokyčiais, kaip keitėsi, vystėsi, atsirado naujos arba keitėsi, arba tobulėjo, vystėsi psichoterapijos kryptis. Tai tą patį. Visos kalba apie žmogų, kad žmogus yra gyva būtybė, tada asmenybės struktūra, kas yra norma, kas yra patologija arba nukrypimas, žinai. Ir jie su nedideliais į tą pačią kryptim žiūrint, tik tai vienas iš vienos pusės pažiūrėjo, kitas iš kitos pusės pasižiūrėjo. Ir tai lemia ne kas kitas, o visuomeniai vykstantis pokyčiai, atsiprašau. Bet Andriau, žinok, kaip gražiai diskusijoje mūsų pasijungia mūsų bendrakeleiviai mokymosi pokalbio. Antai Ona, kokį gražų komentarą paliko, Andriau, pasidalinsiu. Va, tai tavo mintį, žinok, tiesiog kaip vyšnia ant torto.
Ji rašo, kad susiduriu su žmonėmis, kurie paskendė įvairių tobulėjimo praktikų, tikslų paieškose, bandymuose. Tokių visada norisi paklausti, ar jie nepamiršo gyventi. Labai geras pasakymas, labai geras. O, koks geras momentas, Ona, duokit 5. Labai gerai. Žiūrėk, va čia va tau sąrašas. Va gintarai, va čia sąrašas. Reikia tą išmokti, dar tą reikia padaryti, o dar tą padaryti. Da. Tai nereiškia, kad aš taip nedarau. Pas mane yra krūva irgi tokių elementų, žinai, kur turiu pagerinti, patobulinti. Metam sąrašus lauk, nereikia sąrašų. Gyvenkim. Kviečiam Oną, Snieguolę, girdėjau Šarūnas dar buvo ir visus kitus kviečiam prisijungti dažniau. Gal vieną kartą padarysim tokį diskusijų šou, gyvai, žinai, auksim į pokalbį. Kokia gera mintis, žiūrėk, mes tokio tikslo neturim, bet va štai kaip spontaniškai. Tarp kitko, va tokie mokymosi pokalbiai ir yra mokymasis spontaniškume, mokymasis smalsume, mokymasis ieškojime, mokymasis atradime ir mokymasis dalinimėsi. Tam ir esame, kad štai keltume klausimus, diskutuotume tai, kas mums patiems kartu su Andriumi įdomu. Ir tuo pačiu, jeigu gebame skleisti įkvėpimą ir kitiems, tai vadinasi, mūsų misija yra su prasmės ženklu. Reiškia, kad darome kažką tokio, kas praturtina ne tik mus ir daro laimingais ir aplink mus, mūsų, kaip sakau, tą socialinėme burbule arba socialinėme rate sutinkančių žmonės. Norime būti prasmingais savo ir prasmingais ir kitiems. Kaip sakoma, kaip tas tarnystės žmonėms apibrėžimas kloja. Tai Andriau, baigiant mūsų pasivaikščiojimą, gyvenimo kokybė, turint kryptį ir neturint krypties. Ok, reiškia taip. Nes pas tave aš tikiu, kad ateina klientų, nebūtina vardais pavardėmis, ar ne, kurie vieni turi kryptį ir kalba pas tave apie gyvenimo kokybę, ir kiti neturi krypties ir kalba apie gyvenimo kokybę. Ar čia yra kažkoks, padarom taip, svarstyklių principas? Vis tik linkiu visiems pusiausvyros, balanso, toks žodis yra. Svarstyklių. Ir tokia paslaptis maža, dirbant su grupėm, ir kai eina apie asmeninius tikslus, kalba apie asmeninį augimą, asmeninį vystymąsi, asmenybinį augimą, tokį pratimą paprastai padarom. Žinai, 2 grupės, viena grupė rašo atsakymą į klausimą, kas žmogui iš to, kai jisai turi tikslą. Kai gyvenimas jo yra pagal tikslus. Ta grupė, kas žmogui iš to, kaip jisai gyvena, kai jisai neturi tikslų. Taip gyvena tokiam kitaip. Ir ten yra naudų sąrašas. Ir paskui, žinai, ir vieni sėdi, ir kiti sėdi ir sako, tai kaip dabar yra teisingai. O teisingai, idealus variantas, mano akim žiūrint, idealus variantas, bet nebūtinai teisingas, yra taip, pasimiau iš ten, tai kas man patiko, pasimiau iš ten. Nes kaip taisyklė, tie, kurie kalba apie tikslus, jie sako, yra aiški kryptis, aiškus prioritetai, aiškus dalykai, ko žmogus tiksliai siekia. Tie, kurie kalba apie tai, kas iš to, kad žmogus gyvena neturėdamas tikslų, sako, jis visada tokioj flow būsenai, jis mažiau patiria streso, pas jį yra mažiau įtampos. Jis sako, o kodėlgi nesujungti tų dalykų? Pasirinkti tokią kryptį, kuri nekeltų įtampos, o skatintų smalsumą. Kodėlgi nepasidaryti tokios struktūros, kad būtų daugiau tokio laisvo laiko ir tu galėtum laisviau, ramiau judėti. Paimti tos 2 sąrašus ir pabandyti pakryžminti. Arba, tiesiog peržiūrėti savo gyvenimą, žinai, kaip dabar gyveni, ir pažiūrėti, pas mane daugiau ko. Žinai, daugiau tos įtampos, tos struktūros tokios, ar daugiau tokios, ten daugiau flow, žmonės paprastai vardina, vis laisvės, vis ramybės daugiau. Ir tikrai būna toks šokas, sako, tai kaip dabar teisingai gyvena. Teisingai gyvena, kaip, tai žinot, tik tai tas, kas gyvena tą jūsų gyvenimą. Arba jūs, arba kažkas už jūs. Grįšit namo ir eisit miegoti, pažiūrėkit, jūs gulit lovoje, kažkas vietoj jūsų. Ir koks tikslas ant sienos užrašytas, ar ne? Taip, darbai kokie ant šaldytuvo užklijuoti, koks sąrašas. Oi, tai čia netikslai. Tarp kitų, tie pažadai, jie irgi yra netikslai. Tai, Andriau, ačiū tau už labai smalsų pasivaikščiojimą. Ir iš tai išgirdau
labai gražią tavo formulę būti, daryti, turėti. Ir štai va ta praktika labai graži, tarp kitko, labai geras patarimas mūsų tinklalaidės bičiuliams, klausytojams, mūsų mokymosi pokalbių bendrakeleiviams, ieškoti savojo kelio su savo reiklumu ir su savo flow scena, ar ne, to viduriuko kažkokio tai, ar ne, gal nebūtinai viduriuko, bet tiesiog kartais būti griežtesniam savo, kartais būti atlaidesniam savo, bet kompasą turėti, kad tos krypties laikytis, nes kur tai vis tiek veda? kažkur nori nueiti. Tai aš taip mėgstu klausti žmonių iš tokios asmeninių istorijų pasakojimo patirties. Aš sakau, jeigu sutiktum gyvenime režisierių, kuris sakytų, klausyk, norėčiau apie tave pastatyti filmą, koks tas filmas būtų tavo gyvenimo. Ir tada žmogus susimasto, o tai į ką čia reikėtų sudėti, o tai apie ką aš, o tai apie ką mano veikla, o tai, nes realiai mes iš šio gyvenimo išeisim su kažkokia tai tik tai viena legenda, nesu 10 legendų, dėja, taip yra. Ir tas kelias samurajaus, kad dėrėtų su tuo vidiniu ar ne kompasu, kad jis nedegintų laiko, nedegintų energijos. Tai ačiū, Andriau, tau už pasidalintas mintis, už įžvalgas, ačiū bičiuliai, kad buvote kartu su mumis šiame mokymosi pokalbėje. Tikslų įkaitai ši tinklalaidės tema, įrašas mūsų socialinėme tinkle Facebook, jis lieka iškart po mūsų pokalbio, o YouTube platformoje jis atkeliauja, pasibels rytoj. Taip kad, bičiuliai, jeigu matote, kad kai kurios mintys gali įkvėpti ir jūsų aplinkinius žmonės, tai drąsiai dalinkite, siūskite nuorodą, nes šita mokymosi pokalbių kelionė būtent ir yra su tikslu, gal net ne su tikslu, su misija skleisti įkvėpimą mokytis. Ir tie, kuriems įdomu temos, kuriomis mes diskutuojame, o jų jau yra visa eilė, visas sąrašas, tai paieškokite ar Mokymo akademijos tinklalapyje Mokymo akademija/learning hour, ar tiesiog keliaukite į YouTube platformą, ten surasite Mokymo akademiją ir jos Learning Hour visas temų playlistas, arba kitaip tariant sąrašas įvairiausių temų, tų temų, tiksliau ne įvairiausių temų, tų temų, kurios mus su Andriumi domina, ir diskusijų rasite vertingos medžiagos ir vertingų minčių, vertingų atradimų turbūt rasite savo. Tad sakome šiandien turbūt iki kito mokymosi labas po 2 savaičių. Ir tie metai, aš šiandien tokį sveikinimą rašiau klientams socialinėme tinkle, kad 24-ieji praeis. Liks tik istorijos. Tai kad tų istorijų, apie kurias norėtųsi papasakoti, su visais tikslais ir su visais rezultatais būtų kuo daugiau savo ir teiktų laimę. Tai ačiū, Andriau, tau už pasivaikščiojimą, ačiū bičiuliai jums, kad buvote kartu, ir iki kito susitikimo už poros savaičių. Ačiū, viso visiems, viso Gintarai. Ate, iki.